Donatai, galbūt keletų sakinių papasakokit apie savo komandą, kas galbūt pasikeitė naujame sezone? Pokyčių yra daug, nemažai, pusė komandos naujų žaidėjų. Reiškia, tikslai mūsų yra šių metų yra truputį pasirodyti, aišku, be abejo, geriau negu praeitais metais ar už praeitais metais. Tai priminkit, koks buvo jūsų pasirodymas pernai. Pralošėm ekspertizę ir užėmėm 29 vietą pagal reitingais. Šiemet, aišku, tikslai ženkliai yra aukštesni ir siekia aukštesni. Skaitau, kad komanda yra sukomplektuota labai gerai. Tai labai gaila, kai visada pradžioje žaidimo 4 žaidėjai jau traumuoti. Ir jie yra vieni iš pagrindinių žaidėjų. Tikėsimės, kad jie grįžti į rikiuotį ir perspektyvos turėtų būti neblogas šiais metais. O ką galėtumėt pasakyti apie šias rungtynes? Prieš Kirvius laimėjot gana nemažų skirtumų. Noriu pasakyti, kad nieko gerai pas mus nesigauna ir dar viskas styguojame. Patys matęs žaidimas yra chaotiškas, padrikas, kadangi mažai treniruočių buvo bendrų. Žaidėjai yra vienas su kitu nesusižaidę, dar nežino derinių pavadinimų geriausiai, visi čia girdėjote, kaip mes ir diskutavom ir aišku, per tas pertraukėlės. O žaidimas, kaip laimėjom, šiandien tai yra džiugu, tai yra pirma pergalė, tai yra kažkoks tai paskata yra būsimams varžyboms. O kaip vertinat savo grupę? Grupė gal neįdomi. Aišku, labai gerai, kad šiandien tokios buvo mums palyginant nesunkias varžybos, nes jeigu būtų rimtas varžovas, tai būtų situacija galbūt truputį kitokia. Tikimės užimti grupėje vieną iš pirmųjų vietų. O ką laikote savo varžovų potencialiu? Saviksta, viena judėjimo kryptis be abejo yra. Faktiškai kiekvienas varžovas yra rimtas ir reikia žaisti su juo labai atsakingai. Tai palinkėkite dabar varžovam savo kažką pabaigai. Varžovam savo galėčiau palinkėti, aišku, mums pralošti. Bet šiaip tai įdomių gražių rungtynių. Kad būtų įtampa, intriga, tai visada yra visiems įdomu.